Praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje pasirodė pirmieji lietuvių kurti dokumentiniai filmai. Šiandien dokumentikos žanras prikausto žiūrovus ne tik prie televizorių ekranų, bet atveda ir į kino teatrų sales. Manau, kad šiais metais iš tiesų sulaukėm tokių įvairesnių, gal atliepiančių tokias svarbes ir jautres temas. Iš tiesų turim 2 dokumentinius filmus, kurie kalba apie karą Ukrainoje. Turime kūrėjų, kurie vyksta į karo lauką, dokumentuoja jį ir žiūri, kaip gyvena vietiniai žmonės paveikti karo. Tai iš tiesų, man atrodo, labai svarbios temos. Працюю для того, щоб утверджувати людяність і гуманізм, а не для того, щоб дегуманізувати все навколо. Režisierius Sergej Orlov buvo tas, kuris vyko į karo niokojamą Ukrainą ir dokumentavo ukrainiečių menininko Oleksandro Klimenko ir jo žmonos Sofijos ikonų tapymą ant šovinių dėžių. Tai, kas dvelkia žiaurumu, virsta viltimi persmelktais meno kūriniais. Dalių šios darbus surinktų lėšų Oleksandras skiria savanoriams medikams. Filmas šventiesiems stebint. Живем надеждою на победу. Кто-то должен быть там, а кто-то должен их остановить. Я тогда взял автомат, взял гранаты, взял патроны и пошел. Dar vienas Ukrainos skausmą ir karo žiaurumus atvirai rodantis filmas Zero Zone. Ne kiekvienas gali pajėgti matyti filmo vaizdus. Tuo tarpu Ukrainos žmonėms tai yra ne vaizdas už ekrano, o čia pat esanti realybė. Tačiau net ir sužeisti žmonės nepasiduoda. Jie pasiryžę aukotis, kad būtų laisvi. Filmą kūrė amerikiečių režisierius Mark Hammond, prodiusavo Kęstutis Drazdauskas. Да, вот это увидела я здесь и ад. Grįžtame į Lietuvą, bet nuo skaudžių temų nenutolstame. Ir čia susipažįstame su Vytauto Puidoko filmu Murmančios širdys. Tai antras režisieriaus dokumentinis filmas nominuotas Sidabriniai gervei. Man atrodo, irgi kalba tokia visai jautria tema apie paliktą vaiką, problematišką vaiką, kuris vis dėlto susiduria su sunkumais, kaip adaptuotis visuomenėje, kaip joje būti. Tai manau, kad yra tokie filmai, kurie visai yra apie jautrius ir delikačius dalykus Lietuvos visuomenėje, arba tai, kas paveikia mus, ar platesnėje prasme. Dokumentinis kinas tai reiškia, kad tu negali nieko surežisuoti. Aš manau, kad dokumentinis filmas yra, dokumentinis kinai man bent jau yra apie tai, kad tu svajoji, ką tu nori sutikti, ką tu nori pamatyti. Tu svajoji apie savo personažus, kokie jie turėtų būti. Man niekada nepatiko, aš jums visą laiką sakiau, kad man čia nepatinka ir niekada nemanau, kad patiks. Pereikime prie lengvesnių temų ir gilų žvilgsnį nukreipkime į širdžių prezidentų laikomą Valdą Adamkų. Giedrės Genevičiūtės ir Daivos Žeimytės Bilienės filmas Prezidentas leidžia beveik ranka paliesti jo ekscelenciją. Manau, kad su šiuo filmu galbūt kažkaip arčiau susipažinsime su Valdu Adamku ir jo visa kelionė, grįžimu į Lietuvą ir visą politinį kelią. Šito žmogaus gyvenimas yra toks turtingas ir toks svarbus ir toks šviesus, kad kiekvienam iš mūsų labai verta pasižiūrėti, kokiomis vertybėmis vadovavosi ir vadovaujasi prezidentas Valdas Adamkus. Aš negalvoju, kad reiškia kažkokia išskirtina asmenybė. Jaučiuosi lygiai taip, kaip visi kiti. Tai man už 5. Kodėl? Ką? Nes 5 turi eurus grinai. Nu. Ir pabaigoje nusišypsokime, nes šypsenos natūraliai kyla stebint režisierės Julijos Juknaitės kelionę po Šiaulių pietinį rajoną. Aišku, taip kaip reikia, filmo pavadinimą ištars tik tikri šiauliečiai. Tačiau nostalgiški pasakojimai sudomins visą Lietuvą. Filmas Mano rajons pietinis. Kuris, man atrodo, po Igno Miškinio Pietinė kronika taps vis populiaresnis ir įdomesnis. Man atrodo, kad vis daugiau žmonių kažkaip norės pažinti tą Šiaulių pietinį rajoną. Tai tuo pačiu turime ir dokumentinį filmą būtent apie jį ir iš tiesų galėsime šiame filme net galime pamatyti, kiek iš tiesų iškilių asmenybių yra susiję būtent su šituo rajonu ir plačiau gal sužinoti, kaip jisai ir architektūriškai formavosi. Pietinis užaugina į tokią
gerų žmonių kartą. Tai iš tiesų geografiškai mes išsiplėtėm, bet tą galima pastebėti turbūt ir pastaruosius metus, nes vis dėlto, kadangi kai mus politiškai veikia skirtingos jėgos, nebegalime užsidaryti grynai vien tik tai Lietuvos teritoriją, tai man atrodo, kuo toliau iš tiesų matysime filmų, kurie žengs daugiau į tarptautinės erdvės, nagrinės savo temas būtent nebūtinai vien tik tai iš Lietuvos perspektyvos, bet ir pasauliniu mastu. Tai manau, kad ta dokumentika iš tiesų plečiasi tiek geografiškai, tiek temomis. Nugalėtoją ilgametražio dokumentinio filmo kategorijoje sužinosime birželio 8 dieną.